Viešpaties darbus, negirdėta Dievo didybė. Tavo dešinė mane gelbė, darbuojasi Viešpatie mano gerovei. Viešpatie, tu maloningas per amžius, neatmeski, kas tavo rankų sukurta. Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią pasieksite išganymą. Jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs, kitaip būtumėte veltui įtikėję. Aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12 apaštalų. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šiolei, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nekaltų laikų gimusiam, jis pasirodė pirmam. Taigi ar aš ar jie, taip mes skelbėme, ir taip jūs įtikėjote. Tai Dievo žodis. Evangeliją. Matome, kaip bažnyčia gerbė šventą Evangeliją, įpylė smilkalų, apsmilkys Evangelijų knygą, nes ten brangiausi žodžiai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Vyskupas sakys pamokslą. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes kiaurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Taip padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Girdėjote Viešpaties žodį. Garbė Jėzui Kristui. Ekscelencijos, mėly broliai kunigai ir aliumnai, brangus tikintieji. Šiandien švenčiame džiugią Lietuvos bažnytinio gyvenimo šventę, būtent tikinčiųjų sugrįžimą į Vilniaus arkikatedrą. Garbinga istorinė mūsų tautos šventovė, primenanti mums Mindaugo ir Vytauto, Jogailos ir visų jogailaičių laikus. Lietuvos krikščionybės lopšys, Lietuvos bažnyčių motina, kuri prieš 40 metų buvo atimta iš tikinčiųjų ir kuri yra vėl sugrąžinta jiems
atgavo savo pirmykštę paskirtį skleisti Dievo garbę ir vesti žmonės tikėjimo ir doros, tiesos ir šviesos keliu į išganymą. Ir vėl arkikatedra svetingai priglaudžia maldininkų minią, skamba joje religinės giesmės, laikomos šventos mišios, skelbiamas Dievo žodis. Sunku įsakyti tą skausmą, kurį pergyveno tikintieji per 40 metų nuo katedros atėmimo iki ilgai laukto jos sugrąžinimo. Šventame rašte skaitome Dievo įkvėptus žodžius. Viskam yra savo metas, visa praeina savo laikais. Yra metas liūdėti ir metas džiaugtis, metas griauti ir metas statyti, metas tylėti ir metas kalbėti, metas dirbti ir metas melstis. Yra metas liūdėti. Iš tikrųjų, su arkikatedros uždarimu atėjo mūsų krašto bažnyčiai ir visai tautai liūdesio ir gedulo metai. Vos tik pasibaigė Antrasis pasaulinis karas, o mūsų tėvynė ir Lietuvos bažnyčia apgaubė juodi tamsus debesis. 1948 metais buvo paskelbtas Lietuvoje bažnyčių, jų inventorių ir visų bažnyčių žinioje esančių pastatų nacionalizacijos įstatymas, pagal kurį tikinčiųjų pastatytos bažnyčios tapo valstybės nuosavybė. Norintys gauti bažnyčią kulto reikalams, parapijų tikintieji turėjo sudaryti religinės bendruomenės iš 20 žmonių, tai vadinamus 20-tukus, kurios valdžia turėjo įregistruoti. Tik įregistruota bendruomenė galėjo sudaryti sutartį su valdžios atstovais ir gauti bažnyčią naudotis religiniams reikalams. Jei kaimo gyvenusiose vietovėse tikintiesiems mažiau buvo kliučių sudaryti religinės bendruomenės ir gauti pastatą religiniams reikalams, tai miestų tikintieji patyrė daug sunkumų. Ir tai Vilniuje iš 33 veikiančių prieš karą bažnyčių buvo leista sudaryti religinės bendruomenės tik 10 bažnyčių. Ir tarp tų religinių bendruomenių buvo ir Vilniaus katedra. Jos 20-tukas pradžioje buvo užregistruotas. Paskirtas buvo 1948 metais rugpjūčio mėnesį klebonas katedrai. Bet štai jau po metų, 1949 metais, klebonui buvo atimtas registracijos pažymėjimas, katedra palikta be kunigo. O 1950 metais pradžioje tų metų tam tikra komisija pranešė arkikatedros bažnytiniam komitetui, kad ji yra valstybės nuosavybė ir joje bus įrengtas muziejus. Net 6 metus laukė eilės muziejus, kur jam buvo perduota arkikatedra. Per tuos 6 metus
kol buvo ieškoma arkikatedrai šeimininko, ji buvo net 3 kartus apiplėšta. Buvo manoma įrengti jo trakto remontų dirbtuvę, paversti sandėliu. Pagaliau po tų apiplėšimų 3 kartus, kur buvo išvogta daug meno kūrinių ir religinių, liturginių reikmenų, buvo atiduota 1956 metais Dailės muziejui. Pavertus arkikatedrą paveikslų galeriją ir koncertų sale, buvo šalinama iš jos visa, kas turėjo ryšį su religiniu kultu. Bet sugrąžinus katedrą tikintiesiems, Dailės muziejus parodė daug geros valios. Jis sugrąžino daug religinio meno ir kulto vertybių į katedrą. Drauge su kita remonto organizacija atliko remonto darbus katedrui taip, kad mes šiandien joje galime melstis kaip Dievo šventovėje, kaip Dievo namuose. Ir už tai, už tos atliktus darbus, nuoširdus ačiū Dailės muziejaus direktoriui ir visiems muziejaus darbuotojams bei remonto valdybos darbininkams. Tikimės, kad ir tie religiniai kulto kūriniai ir tie liturginiai reikmenys, kurių dar mes pasigendame, vyriausybei ir muziejaus vadovybei padedant, bus surasti ir sugrąžinti katedrai. Prisimenant tuos pokario laikus, reikia pasakyti, kad mūsų bažnyčia ir tauta patyrė daug skaudžių ir tragiškų įvykių. Ir taip daugelis bažnyčių Vilniuje, Kaune ir provincijoje buvo paverstas sandėliais ar muziejais, parodų ar koncertų salėmis, ar dar kitokiu būdu buvo išniekintos. Ir kas besuskaitys, kiek padaryta nuostolių architektūros ir dailės kūriniams, kiek meno dalykų ir liturginių reikmenų pateko į neatitinkamų žmonių rankas. O vėliau buvo pradėta griauti pakeli kryžius į koplytstulpius, kurie mūsų liaudės menininkų puošė Lietuvą ir pelnė jai kryžių šalies vardą. Kryžiai buvo griaunami, laužomi, deginami ar kitokių būdų išniekinami. Ir ta bažnyčių uždarinėjimas, kryžių išniekinimas parodo, kad į religiją tuomet buvo žiūrima kaip mūsų tautos žmonėms kenksminga ir žalinga, kad jos įtaka visuomeniai nereikalinga. Dievas buvo raunamas iš žmonių širdžių ir šalinamas iš visuomenės gyvenimo. Ir taip besielgdami, tuomet vadovaujantis valstybei žmonės ne tik niekino Dievą ir kryžius, negerbė Dievo ir kryžių, bet nusigrąžino Dievo, niekino Dievą ir Dievo įsakymus, o ypatingai artimo meilės įsakymas. Juk tuo metu vyksta masinės deportacijos, trėmimai į Sibirą,
kurie tai ypač palėtė mūsų dorus, darbščius žemdirbius, Lietuvos ūkininkus ir kurie trėmimai atnešė mūsų kraštui didelius moralinius ir materialinius nuostolius. O inteligentam, kiekgi buvo inteligentų, tarp jų ir dvasiškių, suimta, ištremta iš tėvynės. Likusiems gi savo krašte inteligentams, moksleiviams tikrai teko patirti daug pažeminimų, paniekinimų, net persekiojimų dėl savo tautinių ir religinių įsitikinimų, dėl lankymo bažnyčios ar dėl kitų religinių praktikų. Tikrai sunku įsakyti visą tas kančias, kurias pergyveno mūsų tauta ir bažnyčia tais sunkiais pokario metais. Bet štai po 40 metų atėjo metas džiaugtis. Išaušo tautos atgimimo pavasaris. Atiduota Vilniaus arkikatedra, Švento Kazimiero bažnyčia, grąžinta Klaipėdos bažnyčia, kai kurios provincijoje bažnyčios, leista Vilniuje, mikrorajone Pašilaičių ir Justiniškių statyti naują bažnyčią. Papūtė nauji vėjai. Į religiją imta žiūrėti kitų blaivesnių požiūrių. Ir tie, kurie anksčiau gal neigė religinę moralę, dabar kviečia kunigus bendradarbiavimui, kelti tautoje dorą ir dvasingumą. Ir ragina kovoti prieš dorovės sugėdimo apraiškas, kaip girtuokliavimą, narkomaniją, ištvirkavimą ir nesąžiningumą. Ir žvelgiant į tos paskutinių mėnesių įvykius mūsų tėvynėje, džiaugiamės. Ir džiaugdamiesi dėkojame Dievui, kad tikrai tai jo išmintingo veikimo patvarkymas ir kad tai mes gavome dėka globos švenčiausios mergelės Marijos ir mūsų globėjų Švento Kazimiero ir palaiminto arkivyskupo Jurgio užtarimo. Dabar, sulaukus atgimimo pavasaro, belieka Dievui tik padėkoti ir paprašyti naujų malonių mūsų tautai einančiai atgimimo keliu. Taigi atėjo dabar metas melstis ir darbuotis. Mūsų bažnyčios yra maldos namai, dar daugiau jos yra Dievo namai, nes jose altoriaus nameliuose, tabernakulėse gyveno pats Dievas, mūsų atpirkėjas išganytojas Jėzus Kristus. Ir štai neužilgo šventas mišias aidint patylėjimo skambučiams nužengs Kristus ant altoriaus šioje atšventintoje katedroje, pasiliks tarp mūsų ir kvies visus ateiti, geros valios žmonės, sakydamas: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, o aš jūs atgaivinsiu. Arkikatedra nuo šiol yra tiesos, gėrio ir grožio skleidėja ir ugdytoja. Čia skelbiamas Kristaus mokslas, aiškinamos tikėjimo tiesos ir doros dėsniai. Čia kūdikiai gaus krikštą,
Čia vaikučiai priims pirmąją šventą komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. Čia jaunavedžiai gaus krikščioniškos santuokos palaiminimą. Čia nupuolusieji savo kalčių slegiami gaus nuodėmių atleidimą. Čia tūkstančiai tikinčiųjų semsi savo apsčių malonių iš šventų mišių ir šventos komunijos. Todėl šioje arkikatedroje atminkite, bus teikiami visi religiniai patarnavimai tikintiesiems kaip ir kitose Vilniaus bažnyčiose, nes ji yra ir parapijinė bažnyčia. Tad branginkite šią atgautą šventovę. Stengdamiesi uoliai dalyvauti sekmadieniais ir šventadieniais laikomose pamaldose. O pamaldų tvarka arkikatedroje bus sekanti. Pirmosios šventosios mišios 8 valandą rytą, antrosios 10 valandą. Į tas mišias kviečiamas ateiti jaunimas, kad jis Dievo žodžio apšviestas, eucharistinės liturgijos malonėmis pastiprintas, Kristų geriau pažintų, jį pamiltų, jį sektų. Ir kad pažinęs Kristaus mokslą, pagal jį gyvendamas ir drąsiai išpažindamas, būtų doras ir dvasingas. Pusė 1:12:30 bus suma inteligentams, darbininkams, vyrams, moteriams ir gerai pailsėjusiems seneliams ir vaikučiams. O paskutinės 4 mišios bus 20 valandą vakare tiems, kurie dienos metu kartais negalėtų dalyvauti šventosiose mišiose. Dalyvaukite ne tik sekmadieniais ir šventadieniais, bet tie, kam leidžia aplinkybė, ir šiokiadieniais šventose mišiose. Bendraukime su Kristumi. Ir bendraudami su Kristumi atgaivinsime savo dvasią, sustiprėsim, prisiminami, kad žmogui reikalinga ne tik kasdieninė duona, bet ir dvasinė duona. Tas Kristaus artimumas, Kristaus, kuris yra tiesa, kelias ir gyvenimas, kuris mums rodo ir veda mus tikrojų gyvenimo keliu. Pagaliau su tautos atgimimo pavasariu atėjo metas dirbti, siekti dvasinės pažangos ir kurti šviesesnį, doresnį rytojų. Melstis ir darbuotis, toks yra krikščioniško gyvenimo šūkis. Iš maldos te trykšta jėga darbui, o iš darbo te plaukia šviesa maldai. Ir vykstant tam dvasiniam atgimimui mūsų tautoje, uoliai darbuokimės savo tobulėjimui ir kitų dvasiniai pažangai. Todėl semkime savo protų šviesos iš Kristaus Evangelijos. Nepasitenkinkime religinėmis žiniomis įsigytomis tik vaikystėje. Kas tenkinasi religinėmis žiniomis, kurias įsigijo, kurias išmoko iš mamos, ruošdamasis pirmąjį išpažinčiai šventai komunijai, tas yra panašus į suaugusį, pražilusį žmogų, kuris norėtų sutilpti vaikystėje nešiotas marškinėliuose. Todėl pradilinkime savo religinės žinias, praplėskime jas. Semkimės aliai stiprybės iš antgamtinių gyvenimo versmių, iš kasdieninės maldos, iš šventų mišių, iš šventų sakramentų. Suformuokime savyje gyvąją krikščionišką dvasią. Sukurkime tikro krikščionio asmenybę. Tik būdami pilnavertėmis asmenybėmis mes sugebėsime parodyti kitiems
pagarbumą, pakantumą, meilę. Ir padėsime tiems, kurie reikalingi yra tos pagalbos, ar tai fizinės, ar tai moralinės. Tad uoliai vykdykime Švento Pauliaus apaštalo nurodymą. Broliai, saugokitės piktą, darykite gerą. Prieš tai mylėkite kitus brolišką meilę, lenktyniaukite savitarpio pagarba, gyvenkite pusavėje vienybėje ir taikoje, blogį nugalėkite geru. Brangieji, už tautos dabartį ir ateitį turime jausti visi atsakomybę, o tauta bus stipri, dora ir kilni, kai mes būsime tikri lietuviai ir katalikai, geri katalikai, kai būsime sąžiningi ir darbštus, blaivus ir skaistus, vieningi ir taikingi. Todėl ir stenkimės savo tolimesnį gyvenimo ir darbą tvarkyti, kaip mus pamoko Šventas Paulius apaštalas, uoliai vykdydami jo paraginimą. Broliai, supraskite, koks dabar yra laikas. Išmušė valanda pabusti iš miego. Naktis praėjo, diena prisiartino. Nusimeskite tamsos darbus, apsivilkite šviesos ginklais. Elkitės padoriai, saugodamiesi viso blogo ir girtavimo, ištvirkavimo, ir neapykantos, ir pykčio, ir pavydo, ir keršto. Neleiskite, nepataikaukite savo kūnui, bet būkite uolūs ir darbštus. Gal ir stenkimės išgirsti tą apaštalo paraginimą, Kristui laiminant, jo maloniai padedant. Švenčiausiai mergelė Marija Aušros vartų gailestingumo motinai ir mūsų globėjam šventam Kazimieriui ir palaimintam Jurgiui užtariant. Išnaudokime gražiai tos eucharistinius metus, uoliai darbuodamėsi, nuoširdžiai melsdamiesi savo sielos atsinaujinimui ir visos Lietuvos, Marijos žemės ir kryžių šalies dvasiniam atgimimui. Amen. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų su viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
Baigėsi pirmoji didžioji šventųjų mišių dalis žodžio liturgija. Dabar prasidės aukos liturgija ir bus vienintelis tik tokiu atšventinimo atveju atliekamas įspūdingas veiksmas altoriaus apdengimas. Lig šiol altorius plikas. Apdengsime jį drobulėmis, pastatysime gėlių, žvakides, įkelsime kryžių į sostą. Ir tegu šviečia mūsų kryžius, ir tegu mūsų širdys budi prie jo, kaip tos užžiebtos žvakės. Nuo atneštųjų žvakių uždegamos visos altoriaus žvakės ir toliau nešamos gėlės, o po jų bus atnešta mišių atnašos, ostijų, vyno, ta duona
ir vynas, kurie pakilėjimo metu per konsekraciją Kristaus žodžių gale, kurias ištaria celebrantai, tampa Kristaus kūnu ir krauju. Gyvasis Kristus ateina pas mus. Kartu su mišių atnašomis pagal atnaujintą liturgiją dar teikiamos ir dovanos vyskupui. Lietuviškos duonos kepalėlis, vaisių pintinėlį, taip pat atminimui rūpintojėlio, statulėlį ir didelis rožančius. Klierikai neša komunines, kuriuose parengta ostėlės tikinčiųjų komunijai. Jos taip pat bus konsekruotos kartu su mišių ostija konsekracijos pakilėjimo metu.
apsmilkomos, taip pat smilkomas pagarbos ženklui visas altorius. Viešpatie Dieve mūsų trapiai būčiai palaikyti sukūręs valdį, šitoje aukoje pavers jo sakramentų, vedančių į amžiną laimę, prašo per Kristų mūsų viešpatį. Šventasis viešpatie visagali, amžinasis Dieve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kančiai prisikėlimui dalyvavo nuo savo darbo, iš nuodėmės ir mirties jaunimo, iškėlė mus į garbę, iškėlė mus į garbę.
dabar ir visame šimtoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudį. Mes garbiname Viešpatie, šlovingus tavo darbus, pašaukti iš tamsybių į tavo nuostabią šviesą. Todėl su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomene, nemaliausi tave garbinę giesmę. Šventas, šventas, šventas Viešpats galybė Dievas, pilnas dangus ir žemė jo garbės, hosana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, hosana aukštybėse. Drąsiai Dieve, per Jėzų Kristų tavo sūnų mūsų Viešpatį, karštai tave maldaujame, priimame palaimink šias dovanas ir atnašas, šias šventas tyras aukas, kraujas aukojame pirmiausia už šventą pasaulyje laimingą ir vieningą laikyti, saugoti, valdyti, slaugaus savo tarną mūsų popiežių Joną Povilą II, pirmus vyskupus, Antaną Juozą, kaip vadinime Patarnį, visus, kurie ištikimai laikosi bažnyčių katalikų tikėjimų. Apkalbėk savo žmonės ir čia susirinkusius tikėjimas traukinimas. Sikstą, Kornelijų Kiprijoną, Lauriną Krizogoną, Joną ir Paulių, Kosmą ir Damijoną ir visus šventuosius, dėl jų nuopelnų ir užtarimo, visada ir visur mus stiprink savo globą ir pagalbą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpatie malonė priimti šią mūsų tavo tarnų ir visos savo šeimos auką, daug savo galimybę mūsų laikams, išgelbėk mus nuo amžino paskirstymo ir priskirk prie savo išėjimų. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Šis momentas konsekracija. Kad mums taptų tavo mylimojo sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kančios išvakarėse jis paėmė duoną į savo šventas garbingas rankas, pakėlęs akis į dangų, į tave, Dieve, savo visagalį Tėvą, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi,
nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė šią brangiausią taurę į savo šventas garbingas rankas, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Todėl Viešpatie Tylėjimą nusilenkė ir vėliavos, dvispalvė popiežiaus vėliava, trispalvė mūsų vėliava. Su Viešpaties Jėzaus Kristaus palaimingąją kančią, prisikėlimą iš numirusių ir garbingą įžengimą į dangų, aukojame šviesiausiai tavo didybei, tavo paties mums duotų dovanų auką, tyrą, šventą, bedėmės auką, šventąją gyvenimo duoną ir amžino išganymo taurę. Meiliai pažvelk į šią auką ir maloniai priimk, kaip kitados esi priėmęs savo tarno teisėjo Abelio atnašas, mūsų tikėjimo protėvio Abraomo auką ir savo vyriausiojo kunigo Melchizedeko šventąją auką, tyrąsias duonos ir vyno dovanas. Karštai maldaujame tave visagalį Dieve, paliek šventajam savo angelui nunešti šią auką ir prie tavo aukštojo sosto, tavo dieviškosios didybės akivaizdon, kad priėmė nuo šio altoriaus tavo sūnaus švenčiausiąjį kūną ir kraują, mes statume pilni dangaus palaimos ir malonės, prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Atmink Viešpatie mirusiuosius, kurie pažymėti tikėjimo ženklu, pirmą mūsų paliko pasaulį ir miega ramybės miegu. Juos Viešpatie ir visus, kurie mirė susijungę su Kristumi, priimk į šviesos, ramybės ir atilsio šalį, prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Bet mes ir mums nusidėjėliams, neapsakomą tavo gailestingumu pasitikintiems, suteik dalį su savo šventaisiais apaštalais ir kaltiniais, su Jonu Stepanu, Motiejumi, Barnabu, Ignotu, Aleksandru, Marcelinu, Petru, Felicitą, Perpetuą, Agutą, Liuciją, Agnietę, Ceciliją, Anastaziją ir visais šventaisiais, priimk mus į jų bendriją, ne dėl mūsų nuopelnų, o dėl savo atlaidumo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį, per kurį tu Dieve šias gerybės nuolat kuri, laimini, gaivini, šventini ir mums dovanoji. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Mūsų, kuris esi danguje, tebeskir šventas tavo vardas.
Ramybės linkėjimą perduoda per kryžių, per relikvijorių garbingiems svečiams. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas užgėrimas amžinam išgelbėjimui.